Sveiki. Kągi, sesija Strasbūre baigėsi, susumokime rezultatus. Manau, kad ši savaitė vienaip ar kitaip įeis į ir Europos, ir mūsų santykių su Ukraina istoriją, nes šį pirmadienį, 10 minučių prieš 12, vidurnaktis praktiškai, mes baigėme dėrybas dėl tos vadinamos Ukraine Facility arba specialios ES paramos Ukrainai programos dėrybų. Jūs žinote, kad praeitą savaitę Europos vadovai priėmė politinį sprendimą skirti 50 milijardų, o kaip tai paskirstyti, kokiose srityse ir kokiom taisyklėm vadovaujantis tie pinigai bus perduodami Ukrainai, reikėjo sutarti ir dėrybos vyko, kaip sakant, įdomiai. Visokių buvo pasiūlymų, bet galų galia tekstas tikrai yra geras. Ką aš turiu pasakyti? Taip, 50 milijardų 4 metų laikotarpiui, dabar jau galim pasakyti, kad bus per mažai. Sakyčiau, dauginant iš 2,5, galbūt mes gautumėm tokią realesnę pinigų sumą, bet 33 milijardai bus paskolos, 17 milijardų negrąžinama parama arba grantai tie vadinamieji, 20% turi būti skiriama visiems projektam susijusiam su klimato kaita. O šičia mes jau galime sakyti, tikrai fantazijos pakaks. Tai yra ir pastatų renovacija ir visi kiti energetikos projektai. Tikrai tų pinigų nebus per daug. 20% skiriama iš šitos sumos taip pat vietos valdžios, nesvarbu, centrinės ar vietos valdžios projektams paremti. 15% mes manome, kad turi tekti mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes verslo gyvybingumas Ukrainoje yra pirmaeilės svarbos. Žinoma, visi projektai, kurie viršyje 100 000 eurų, kitaip sakant, parama vienam projektui 100 000, privalo būti jau identifikuojami paramos gavėjai, atskaitomybė ir panašiai, kad nebūtų nereikalingų istorijų, dėl kurių kartais kyla tam tikrų abejonių. Sveikinu šitą sprendimą. Kągi, šią sesiją mes taip pat kalbėjom apie, jau ir pavadinimą įgavusi Russiagate skandalą, kuomet štai Europos parlamento nariai išrinkta Latvijoje, Tatjana Ždanoka, 20 metų jinai čia sėdė ir atstovauja tikrai ne Latvijos ir ne ES interesus. Jo susirašinėjimas su FSB agentais buvo paviešintas. Pati jinai išėjusi į kalbėti, aiškino, bandė sarkastiškai tai pateikti, kad jinai čia, vienu žodžiu, atstovauja Rusiją ir panašiai. Aš nemanau, kad jos žodžiai ką nors įtikino. Žinom jos pasisakymus, juo labiau jos balsavimo rezultatai įtikina, nežinau, ką reikėtų ir įtikinti šito klausimu, tiesiog patvirtina jos prieraišumą prie Kremliaus interesų. Aš manau, kad jos net vardo ir paminėjimas rezoliucijoje duoda absoliučiai reikalingą aiškumą, kad nereikėtų čia, kaip sakyti, ieškoti. Tai kas tas agentas yra, mes turim tą kalbėti ir neturim sudaryti sąlygų, kad tokie asmenys būtų renkami į Europos parlamentą. Buvo taip pat ir rezoliucija dėl štai sausio mėnesį įvykusių masinių arestų Baltarusijoje, virš 200 žmonių. Kaip taisyklė, tai yra politinių kalinių šeimų atstovai, dažniausiai žmonos arba kiti giminaičiai. Kągi, Lukašenkos režimas praėjo per opozicionierių gretas, sudarydamas tokią baimės atmosferą, artėjant taip vadinamiems kabutėse rinkimams vasario 25 dieną, bet manau, kad mūsų reikalavimas, o savo pasisakymę aš pasakiau, kad iš tiesų mes privalome pašalinti Baltarusijos diplomatus iš Briuselio, didinti spaudimą, negalime užmerkti akių prieš tokius, aš sakyčiau, brutalius režimo žingsnius. Kągi, pamatysime, bet aš manau, kad Europos parlamento rezoliucija šito klausimu yra solidi, suteikianti vilties ir aiškumo dėl Baltarusijos ateities. Šį penktadienį vakare, 6 val. Mano biure atidarome puikią parodą, fotografijų parodą apie dvarus Šiaurės Lietuvoje. Kviečiu, kurie domisi Lietuvos istorija, Lietuvos dvarais, kurie taip pat yra mūsų ir LDK istorijos, ir mūsų bendros istorijos dalis. Užeikite, apsilankykite ir pasigrožėkite puikiomis nuotraukomis. Šį kartą tiek, nesušalkite.